Na ir kągi, sveiki mano GP kanalo žiūrovai. Šiandien atliksime vienos kameros apžvalgą ir papasakosiu tiek minusų ir tiek pliusų apie ją. Ir kažkadaise aš dariau video apie Insta360 Go 3, o čia bus panašu šiek tiek į jį, bet šiek tiek prastesnis ir pigesnis. Taip kad pirmin prie apžvalgos. Na ir kągi, aš jį nusipirkau iš Amazon štai tokį modeliuką ir aišku, jis turi irgi panašias funkcijas kaip ir tas, kur aš irgi jums rodžiu apžvalgą. Tai tie, kurie matė, tai tie matė, o kurie nematė, susirasit patys tada ir pasižiūrėkit tada. Dabar aš norėčiau parodyti, kaip jis atrodo ir ar jisai vertas ar ne. Aš irgi esu jį įsibandęs jau, aišku, aš jau turiu jau seniai nusipirkęs. Tai aišku, jisai vietoj GoPro, jis irgi tvirtinas kaip ir magnetas, kaip ir Insta360 su magnetu tvirtinasi. Tai irgi turi šiokias tokias funkcijas, turi irgi užsegėjus, galima prisisekti prie rūbų ar dar kažkaip tais. Aš parodysiu, ką jisai turi viduj, nes aišku, aš viską įsipakavęs jau seniai, buvo čia šardyta. Jisai va atrodo. Pasižiūrėkit, kaip jis atrodo. Jisai aišku aukštos kokybės nefilmuoja, tik tais iki 1080 fps ir Full HD turi. Jisai yra toks, kaip sakyt, paprastesnis negu tas Insta360, jis neturi to ekrano ir jį tik tais įdėdė atminties kortelę, o ta atminties kortelė dedasi štai čia. Ir šitai kamerai bent jau man taip atrodo, kad tinka tik tais štai tokia atminties kortelė, nes didesnę bandžiau uždėti, tai man pradėjo striginėti visi vaizdo įrašai, tai garsai pradėjo striginėti, tai aš asmeniškai rekomenduočiau tik tais tokį naudoti iki 120 GB ir tik tais juodą kortelę, ne raudoną, o juodą. Tai va, ir turi USB, pasikrauni ir gali tiesiog eiti ir prisisėdi prie maikės ir filmuoji. Va, paspaudi mygtuką, palaikai ilgai, jisai įsijungia, suvibruoja kaip koks telefonas. Va, pavyzdžiui, jeigu aš paspausiu vieną sykį, jau jisai filmuoja, jau jisai kūrė video. Bet ką aš pastebėjau dar, tai aišku, reikės dar paeksperimentuoti su atminties kortelėmis, reikės pasižiūrėti, kokių dar galima atminties kortelių jam pritaikyti. Man vienintelį tik šitą kortelę tiko. Vėl paspaudžiu mygtuką, jisai nustoja mirksėti, palaikau, jisai įsijungs ir vėl suvibruoja kaip telefonas. Dabar parodysiu, kas į jį įeina. Tai tas man patiko, kad jis turi priedų labai daug. Šalis nuo kameros, jis turi va štai tokį priedą. Čia kur galima irgi prisisegti prie galvos, gal net ir prie rankų ir važiuoti kažkur, tai dviračio prisisegti. Visą štai šitai užsimauna. Keliauti, motis kažkur tai darytis. Tai vienas tas.
turi, USB kabelį turi ir kaip ir visi dabar. Čia kaip ir ant GoPro irgi dedasi šarvas, galima su juo ir po vandeniu panirti, bet galima ir dar neišpakuotis kalniukas man. Su juo galima net panirti ir į vandenį. Va, jis kažkur štai nestaisiu. Ir galite tai va taip atrodo. Tik sakoma, negaus vandens, kas spaudžiasi. Čia gražiai gal. Nežinau, kada aš jį panaudosiu. Čia instrukcija va kokia turi irgi, jeigu kas supranta angliškai, tai gali pasiskaityti. Turi irgi štai tokį priedą, irgi nusimauna šitaip. Ir galima irgi prijungti prie dviračio. Gerai visai atrodo, man patiko. Turi irgi ant šalmo irgi lipdukai visokie. Čia lipdukas su irgi gali prisikliuoti šalmo, galbūt ir kažkokio paviršiaus, gali turėti šalmo. Turi va tokį irgi daiktą. Prisekti va irgi prie rūbo kažkokią, tai gali prisikabinti ar prie kuprinės dirželį ir eiti filmuoti viską. Tai irgi geras daiktas. Tai va čia tie, tas irgi įsimaunamas, kur panašus į GoPro, irgi gali savo visi prisisekti, pasidaryti. Nekreiptų dėmesio ar varžtų jisai turi, ne, jis varžtų neturi, tai nežinau, iš kur čia gautų varžtų. Gal iš GoPro reikės pasiimti. Ir, va, turi jisai irgi tokį, kaip ir antkaklį, tai apykaklę, kabuką. O irgi prisisega, bet kai jūs kažką filmuosit su juo, rekomenduoju tiktais šitaip filmuoti, o ne šitaip. Ne šitaip, o šitaip. Nes aš kaip vieną sykį filmavau aišku su kitu, kai filmavau šitaip, tai man įsikraipė vaizdai visai. Tai nedarykite, tai filmuokit su juo tik šitaip. Jisai tikrai filmuoja labai plačiai. Tai va, matot, pažiūrėkit. Kokį diržą jis turi šitas. Čia yra Insta360, Insta360 gali jisai ir taip filmuoti, ir taip gali filmuoti. Aišku, nestabiliai jis stovi viską, bet aišku, manau, tik standartinį naudoti. O Insta360 turi ekraną, viską. Pasižiūrėkime, kiek skirtumas. Dar vienas pastebėjimas, kad šitas, kur jisai yra paprastesnis ir jisai laiko ilgiau bateriją, jom laiko daugiau bateriją ilgiau,
O šitam labai greitai senka, nu aišku, kodėl jisai senka šitas, va šitas, kodėl jis senka taip greitai, tai todėl, kad jisai turi labai daug pribombasų, turi ryšį belaidį irgi, kad galėtų su šituo susikonfiguruoti, susirišti, kad perduotų, tai dėl to jisai ir greitai senka, bet aišku pliusas tame, kad jisai turi vadinamą kaip power banką ir galėtų bet kada jį pasikrauti ir panašiai. Man rodos, jisai įsikrovęs ar ne. O šitas tai neturi jokio ekrano, nieko, tiesiog paprastesnis. Jisai yra ir pigesnis, jisai man kainavo Amazon 69 eurus 99 centus. Tai jums spręsti, ar jums yra naudingas dalykas ar ne, bet aišku, aš linko nekelsiu, nes kadangi aš ką pastebėjau, linkai, kuriuos aš įkeliu, jie dingsta, tiesiog aš jums kelsiu pilną modelį, kaip jis vadinasi ir ką, tai jūs ir patys susirasit ir nusipirksit. Tai aš jums tik pasakiau, kiek jis kainavo man, 62 eurus 99 centus. Tai va. Tai šiokia tokia apžvalgėlė buvo iš mano pusės, o toliau jums spręsti, ar geras dalykas ar ne. Ir mano visus video kažką panašaus galite rasti mano kanale, tai Insta 360 šitas, Go 3. Aišku, jis man labiausiai patiko negu šitas. Bet aišku, šitas irgi patiko, dėl ir patarkė laiko, jis paprastesnis čia sakyčiau. Jo, su video šiandien tiek ir ką aš jums atsisveikinu, nepamirštam spausti subscribe, spausti like ir nepamirštam komentuoti, ką jūs manote apie šitą kamerą ir ar jūs šitą imtumėt, ar šitą imtumėt. Šiandien tiek ir susimatysime kitame video ir viso.